Yra. Užfiksuota. Užfiksuota. Taip galim bandyti su kabinetu. 10, 1, 2. Veiksmas. Miške. Užfiksuota. Užfiksuota. Yra. 9, 1, 1. Veiksmas. Užfiksuota. Čia į priekį. Veiksmas. Aš viliuosi, kad projekto vadovė Vilija mūsų garbingus svečius vėliau pristatys. Žmogaus gyvenime labai daug priklauso nuo oro. Savo laiku Giedrė pasakė, duok žmogui saulę, jis ilgėsis ledą. Taip, kad mus pasiekė svečiai iš įvairiausių Lietuvos kampelių, tik kažkodėl iš Klaipėdos pas mus spėjo atvažiuoti, o štai vilniečiai sunkiau jam buvo. Dar ministerijos atstovė jau įstrigo kažkur. Tai organizatorių vardu atsiprašau, kad privertėm jūs laukti. Jūs esat seniausio miesto, Alytaus miesto gimnazijoje, kuri ištaka skaičiuoja nuo 1919 metų, kuri prieš 2009 metus labai liūdnai atrodė, dabar per eilę metų jį labai yra atsinaujinus. Joje mokosi šiandien dienai 772 gimnazistai pirmų ketvirtų klasių. Šitame pastate, kuriame jūs esat, veikė karo metais vienintelė Lietuvoje mokytojų seminarija. Karo metais. Šitoj salėje karo metais įteikinėjo brandos atestatus. Paskui mes jums parodysim, kaip atrodo mūsų gimnazija, o dabar noriu pasakyti, kad pats visiškai vykstant ar projektui neteko pagerinti savo prancūzų kalbos žinių, visiškai jos nemoku, bet nepaprastai žaviuosi. Kiekvienas prancūziškas žodis man labai glosto ausį. Aš džiaugiuosi, kad šito projekto metu daug mūsų ir administracijos atstovų ir mokytojų išvažiavo į Prancūziją, kelti kvalifikaciją, kad mūsų mokiniai gražiai prancūziškai šneka, kad mūsų aplanko garbingi svečiai iš Prancūzijos. Kažkada rajone ir mieste prancūzų kalba buvo dominuojama. Kiekvienam kaimelį, beveik kaimelio mieste buvo prancūzų kalba, kurią negailestingai praktiškai stumia anglų kalba. Ir aš džiaugiuosi, kad mes šiandien galime didžiuotis, kad vis tik visus mokomosius dalykus dėstom prancūzų kalba. Taip, kad dar kartą sveikinu jūs visus matydamus. Kaip matot, visada po lietaus būna saulė.
Tikiuosi, kad šitą dieną jis bus pilna įspūdžių, darbinga. Ačiū, malonu jūs matyti. Bonjour à tous. Pourquoi avons-nous choisi l'option Émile? Tout d'abord pour l'acquisition de compétences spécialisées. Le français de géo, l'histoire, l'informatique. Pendant les cours, nous avons accès direct aux documents et textes en langue française. Et l'ouverture privilégiée sur la culture de la France et des pays francophones. Alors, l'enseignement de type Émile, c'est quoi? Un profil de classe Émile repose sur l'enseignement de matière par l'intégration de langue étrangère. Une ou deux matières sont enseignées partiellement en français, de manière à assurer à l'élève la maîtrise dans les deux langues des notions de la discipline. De plus, l'introduction de méthode Émile dans les systèmes éducatifs est vivement recommandée par le Conseil de l'Europe, en vue de développer le plurilinguisme des citoyens européens. Et quel avantage propose l'enseignement de type Émile? Ce qui semble évident en langue maternelle ne l'est pas dans une autre langue. Plus que tout autre, les méthodes Émile utilisent les stratégies d'apprentissage telles que mémorisation, clarification des notions, permettant à l'élève de développer ses facultés de conception de matière. Et après, selon les études menées dans différents systèmes appliquant l'enseignement en ligne, les élèves ont dans les disciplines les mêmes résultats, parfois supérieurs à ceux des élèves ayant suivi l'enseignement monolingue. Un élève ayant suivi une classe Émile est plus que tout autre préparé dans le cadre de ses études futures à profiter de la mobilité offerte aujourd'hui par le programme européen. Donc, nous avons toutes les possibilités de pouvoir faire nos études en Belgique ou en France, dont les universités sont connues par leur enseignement de qualité. La filière bilingue de notre école répond bien aux attentes des apprenants. Des élèves de classe Émile se perfectionnent bien, car de certaines parties du programme de l'histoire, de la géographie, de l'informatique, ils sont enseignés en français. Nous voulons profiter de l'occasion afin d'exprimer nos remerciements pour l'ambassade de France en Lituanie et l'Institut français en particulier pour leur soutien permanent. Nous pouvons donc noter que l'élargissement de l'Europe et le rayonnement du français et de la francophonie, de sa culture, ou la mobilité de ces entreprises expliquant toute la grande diversité et de motivation pour apprendre cette langue. La langue française n'est plus seulement la langue du bien vivre ou du bien-être, mais un choix orientant une carrière. Aujourd'hui, il ne suffit plus de parler seulement l'anglais pour réussir l'apprentissage de plusieurs langues étrangères. Je pense à la France. C'est un pays magnifique, plein de miracles et de secrets. Et le premier miracle français, c'est le parfum. Le parfum français est le meilleur parfum du monde. Quand je me promène, le parfum de Chanel numéro 5 a des gradations de tous les garçons. Et de tous les garçons, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, mais je pense que le fromage français, ça mieux. Le brie, le rapport, tous les fromages sont magnifiques. Après avoir mangé du fromage, je vais boire. Et comment manger le fromage français? Le bain et le fromage français sont inséparables. C'est après avoir bu un verre de bon vin que tu peux voler. Rouge, blanc, rose. Avant de santé. Tu es oublié à la baguette. La baguette, c'est la chose très importante. La mère des repas. La baguette chaude, croustillante, avec du beurre ou de la confiture. Fantastique.
davantage des femmes. Citroën, Renault, Peugeot, voilà ce bien miracle. Sveiki, mėlyjeji, atvykę į Alytų. Labai malonu Jūs matyti, susitikti. Tikrai jaučiamės kaip draugai ir bičiuliai, kurie buvome senai susitikę. Taigi aš dar kartą labai noriu pasveikinti atvykusius į konferenciją Vilniaus mokyklų mokytojus ir vadovus. Gal galite atsistoti, pasirodyti? Vilnius. Atvyksta Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiai specialistė Vilija Sipaitė dėl transporto problemų sugedo autobusas pakeliui, ji vėluoja šiek tiek, jinai prisijungs vėliau. Taip pat mūsų pasveikinti atvyko brangus mūsų visų partneriai, tai Prancūzų institutas Vilniuje, ponas Belido, ponas Lukovly, Alytuje prancūzų kalba gyvuoja vyriausias specialistas, jis figūruoja šią mokyklą. Taigi, mėlyjeji, gal taip ir simboliškai sutapo, kad visai nesenai, prieš savaitę, Lietuvos švietimo delegacija vyko į Paryžių, į švietimo mokslo ministeriją. Ir šioje delegacijoje delegacijai vadovavo viceministrė Genovaitė Krasauskienė, vyko Loreta Žadeikaitė, mūsų gerai žinoma, taip pat vyko Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir Anykščių savivaldybių atstovai ir turėjau garbės vykti aš kartu. Vyko susitikimai švietimo mokslo, Prancūzijos švietimo mokslo ministerijoje ir jos padaliniuose, inspektūroje, Prancūzų institute. Vyko susitikimo, labai grįžo visa delegacija tokia pakylėta, su gerais įspūdžiais ir noru nusiteikusiu, su noru, kad reikia kažką daryti ir tobulinti, nes Prancūzijoje, švietimo mokslo ministerijoje ir užsienio reikalų ministerijoje Lietuva žino, kaip padariusi didelį proveržį Emilių mokyme. Jeigu prisimintume tą